Teidė ugnikalnis. 2025 metų. Martas ir Kamilė Honeymoon. Let's go. 1, 2. Tenerife. Kodėl tu sakai 1, 2 ir tada Tenerife? O ne 1, 2, 3 Tenerife? Nes 3 ant 3, tipo, tą žodį. Bro, tu taip dar galim. 1, 2, 3. Tenerife. Kaip skrydis? Blogai. Martas pataupė 20 eurų ir reikėjo sėti tarp 2 dienų kažkokių. Gal aš pagalvojau, davai atsisėdam randomly ir sutaupam 20 eurų. Sutaupėm. Ta fuck, sakė, Ispanijoje šiaip su jie nepypsina. Kokio šūdo čia pypsina, aš prisišikau už uno madre, to uno madre. Ką pirksi už tas 20 eurų? Kelnes, nes čia šalta. Jo, mes nusileidam į North of Tenerife. Oh shit. Mūsų? Jo. Einam. Oh, what the fuck. Bro. Kamilė pasiruošęs tau siurprizas mūsų honeymoono Lamborghini. Eik. Atsisuk. Balta. Wow. Wow, patinka? Lamborghini. Kodėl tu laukiam reikalo? Ką žinau, nu. Gavus automobilį jį sufotkinam, kad užfiksuoti jo dabartinę būklę ir patikrinau ar padangos pripūstos ir sėdam važiuoti. Pasiėmėm automobilį Tenerifei, nes tikrai girdėjau ne iš ne vieno žmogaus ir ChatGPT ir daug atsiliepimų, kad mašiną labai verta turėti Tenerifei, nes labai geras yra kelių pagrindas, labai geras susitikimo žodžiu, daug ką labai gali pasiekti ir daug ko nepamatysi, jeigu neturėsi automobilio. Tai mes važiuojame dabar į Tenerifės šiaurės hotelį, nes norime pabūti šiaurėje 2-3 dienas, jeigu neklystu, kiek aš suplanavęs, ir tada 4 dienas apačioje, kur dažniausiai žmonės varo, dažniausiai lietuviai varo, ten varo visi ir čilina. Nu, Kamilė, pasiruošęs pamatyti mūsų honeymoono kambarį. Kainavo 130 už 2 naktis. Čia tikrai daug pigesnis hotelis nei visur, kur mums teko būti keliaujant. Wow. Ai, aš prisimenu šitą. Kamilė, nu žmonės laukia, suprast, kad šiandien mes esame. Laukia, kad žiūrėkit, čia žodį. Oh. Wow. Nu, aš esu Ja. Oh, fu. Nerealu? Nerealu. Honeymoon. Kai atvarėm, tai kaip praktiškai visada varėm pavalgyti. Ir lazanija man labai patinka. Lengvas kelias į mano širdį. Daug sūrio, mėsos. Oi gerai. Oi gerai čia. Tai mes atvarėm į šiaurės miestelį, Puerto Cruz vadinasi. Ir už tai labai daug pensininkų žiūrim. Paklausėm barmeno. Sakė, čia pensininkų kraštas. Atvarti pensininkų vietą. Nice. Bet žodžiu, bandysim varyti senamiestį, ten turėtų būti mažiau pensininkų. Bet man ChatGPT rekomendavo čia varyti, tai ką dėkui ChatGPT. Iš tikrųjų nežinau, kiek dirbtinių intelektų turėčiau pasitikėti, su pilnom jo rekomendacijom, kur varyti, atostogauti, bet nebuvo čia jau taip blogai. Pirmą vakarą mes nieko crazy nepadarėm, tiesiog chillinom, vaikščiam aplink miestelį ir jau varėm miegot. Labas rytas, draugai. Šiandieną mes esame Tenerifėje, North ir mes atvykome į Loro Park. Tai yra vienas iš garsiausių parkų. Pats garsiausias Tenerifėje ir labai populiarus Europoje. Gavęs daugybę apdovanojimų. Mūsų laukia va tiek va pramogų, kurios mes dabar ir aplankysim. Let's go. Michael Jacksonas su gorila šitam parke. Holy hell. Suksėdė. Oh. Hello. Ar mes pirmą kartą manom gorilą, ne? Damn, bro, čia crazy. Nu tai mes kaip pensininkai vaikščiame aplink zoo ir tiesiog žiūrėjome visus gyvūnėlius kaip visi. Ir kas labai krūtai su šiuo zoologijos sodu, kad jie turi dažnus pasirodymus savo šitam zoologijos sode. Sveiki susirinkę į mano kalbą. Ir pirmas iš jų, kurį mes nuvarėm ir labai norėjom pamatyti, kaip orkos daro visokius triukus. Nežinojom, ko tikėtis. Važiuokit, toks pratingas bezniukas. 3 euriukai ir gaunat šitą nuo vandens. Nes mes šitais esame. Kamilė, parodyk savo nugarą.
splash zonui. Tai labai tikėtina, kad mus aptaškys. Aš noriu full experience. Ir ką jūs galvojate, atvaro pirma orka ir pašoka 3 metrus į aukštį. Atvaro kita orka irgi pašoko. Mes tokie, what is going on? Tada sąmoningai orkos gaunant komandą pradeda taškyti visus žiūrovus priekį. Tai ten vieni rėkia, vieni verkia, vieni žvengia iš to džiaugsmo. Ir aš labai norėjau, kad mane orka aptaškytų, kad gaučiau tokį experience. Tada orko ten užlipo ant platformos, ten pusiau bučiuojasi, kasu jai nosį, 3 šiam flipus, backflipus, 3 šiam ant pilvo apsisukimus kažkokius padaro. Tada dar orka dainuot pradeda visiems. Žodžiu, mes ten be žado buvom. Ir tada iškart varėm į delfinų šou. Tik atvarom į šou, delfinas šoka, 3 šiam backflipą padaro. Nice. Ateina kažkoks delfinų meistras, jo klauso kaip karaliaus, jį pašokdina kaip kokį supermeną. Atsiprašant Aquameną, jis tada skrenda per vandenį. Tada išmeta tą Aquameną per bortą. Delfinams pakėlė virvę ten 2 metrų aukštė, visi delfinai pradeda šokinėti pirmyn atgal, mes tokia, wow, čia įspūdinga tikrai. Ir tada paima tą virvę, pakelia kokį, nežinau, 10 metrų į aukštė. Kažkoks išrinktasis delfinas varo full speedu ir peršoko. Crazy. Žodžiu, ten irgi neįtikėtina buvo su delfinais. Ir prieš paskutinį šou buvo tada su ruoniais. Ar ten Sea Lions, dabar jau nepamenu, bendro Sea Lions. Tai hebriukai ten irgi, lyg iš vadovėlio visko išmoka, darė tos triukus idealiai, dainuoja. Apsisukinėja ten irgi 3 šiam, klauso viską, ką tie vadovai jiems sako. Ta prasme, kosmosas, kaip taip gyvūnai gali išmokti, eina savo. Ir ant pačią galo tie Sea Lions paprašė patys, kad mes paplotume jiems. Ta prasme, what? Ir paskutinis šou buvo su papūgom. Mes atsisėdom, sako, atsargiai nekelkit rankų aukštai, aš galvoju, kodėl. Paima, paleidžia tas papūgas per visą šou, skrenda per visų galvas, ten 10 cm atstumu, ten ištiesčiau ranką ir paimčiau už tą papūgą. Kosmosas, ten vėl tokios nerealios būtybės. Ten žiūrim ir sunku patikėti, kad jie taip išsimestrina ir šitas visas savo technikas. Bet kas įdomiausia, kad šiam zoo yra tas medicinos ir training centras, kur visas šitas papūgas ir gyvūnėlius mokina nuo pat pirmųjų dienų. Juos prižiūri, juos treinina, duoda visokias jiems užduotis. Tai Loro Park Zoo buvo crazy. Kaip tai miela. Eina savo, nu. Kamilė, kur mano FPV dronas? Lietuvoje. Kaip paskraidyčiau čia dabar gerai? Draugai, mes esame po savo akvariumo, po zoologijos sodo. Labai rekomenduoju apsilankyti tame zoologijos sode. O man įspūdingiausi buvo tie visi pasirodymai, ką daugiausiai jums pafilmavau. Ir Kamilė gali parodyti, kokią nuotrauką fainą gavom. Kokie gražuoliai du. Mums visi sako, kad mes labai panašus. Mes gal supanašėjom, Kamilė, ne? Dabar važiuojam biškį parautripinti valandėlę į Tenerifės tokią kitas dalį. Jeigu neklystu, vadinasi, jau pamiršau, Magda, nežinau, nu pat pataisysim čia. Tai va čia važiuojam. Jo, papa. Bet tai kai gražu. Gerai vairuokate. Gerai vairuojate. Mes važiuojame jau beveik valandą į savo tą vietą, kur aš noriu Kamilę parodyti. Ir pažiūrėkit, koks oras, tiesiog mes debesuota pastoviai. Tai man džiugu matyti, kad kažkokią gedrumą turime. Ir gal pragrėdrės ten, kur aš noriu, kad man reikia pagrėdrėtų. Welcome to Malta! Ne, čia šiaip ne Malta, čia Kanarų salos, Tenerife. Geras, gražu. Čia ne Kanarų salos? Kas yra Tenerife? Kamilė neteisi, Tenerife vis dėlto yra pati didžiausia Kanarų sala. Ir čia, kaip matot, kur atvažiavam, labai gražu. Tai šitą vietą Maską mes turėjome aturyti ir labai romantiškai pavalgyti. Bet atvarėm po 5:30 ir jau joks restoranas iš 5 čia nedirba. Tai sėd, važiavam valandą, kad važiuot atgal. Ir grįžę namo tiesiog varėm ilsėtis rytojaus turui į Tenerifės ugnikalnį. Teide. Labas rytas, ponios ir ponai. Noriu parodyti, kur mes atvažiavome. Tai Tenerife irgi viena iš populiariausių vietų, ką tikrai verta aplankyti. Teide National Park. Bet čia, žinokit, kosmosas. Daug žmonių mačiau rašė atsiliepimuose, kad jauties, kad tu esi kitoj planetoj.
Ir aš dabar suprantu, kodėl, nes tu tiesiog parodyk šitą vaizdą, ta prasme. Atrodo, kad čia nėra gyvos dvasios. Aha, atrodo, kad čia koks Marsas. Crazy, pažiūrėk šitos kraterius. Atrodo, čia triška. Marsi. Wow. Mes čia beprotiškai aukštai esame, nežiūrėk, jokių debesų net angų nėra. Visus jau pervažiavom. Žodžiu, kosmosas, aš labai laukiu. Pamatyti, kaip čia kas atrodys. Teidė tai milžiniškas veikiantis ugnikalnis Tenerifei, net 3715 metrų virš jūros lygio. Ir žodis veikiantis reiškia, kad ugnikalnis dar nėra užgesęs. Jis gali bet kada išsiveržti, kartais net ir rodo aktyvumo požymių, kaip išskiria dūmus, juda žemė aplinkui jį, kartais net būna maži išsiveržimai. Tai jis realiai gyvas. Ir mes nusprendėm pasimti turą, kad varyti kuo arčiau jo. Dar kas įdomu, kad kai aš rezervavau mums šitą turą, nemačiau nei kiek atsiliepimų čia yra, nei kiek mes laiko truksime, nei kiek žmonių mūsų grupėje bus, nei koks mūsų gidas, nei ką valgyt, pasiimti ar nepasiimti, powerbanką paimti, kiek mes žinome. Žodžiu, labai daug klausimų, kurių nežinau, bet tiesiog važiuojam, tikėkimės, kad mūsų inksto čia nepaims. Nu va, atvarėm į Teidė parką, 2 pensininkai ir kelsim savo privačiu cable car. Šitas bičiukas buvo priėjęs prie mūsų, sako, parodykit savo bilietus, parodėme, sakė, parodykit savo batus. Ir sakė, padus parodykit. Parodžiu padą, sako, nu gerai, barely enough, pusiau tinka. Nes sako, kas bus, jeigu cable car neveiks, jums reikės ją pačią patiems nusileisti. Šitas, ne, nu jo. Welcome to the guided tour. Your guide is called Andres and he's going up with you. Kaip jautiesi? Šalda. Here, in meter, 2,600 meter high. With the cable car we are going over 2,150 meters. Wow. O ką, kilam? Sakė, jeigu ausis skaudėsi, norėsi verkti, pats kaltas. Ne, taip apsisuk važiuok namo, taip basically. Ko mes neįvertinom, kad būnant 3000 metrų aukštyje virš jūros actually šalta. Ir neveltui čia žmonės sustriukėm. Tai čia buvo mūsų pirma klaida padaryta. Pasirašėm, žinokit, šitam fainai. Jo, čia labai šalta. Jeigu, sako, panė, overdresinom, tai čia underdresinom. Jo, geras. Tu net konį nepaėmė. Šitus kalatuojasi. Aha, čia dėl to aukščio visiškai kitaip mūsų organizmas veikia. Jis sakė, jeigu jums pradės kalatuoti širdis kažkaip labiau, ar pilvas skurdės, sako, čia yra tas dizinės. Nes tiesiog čia daug slėgis, toks įsivaizduoju oro. Nu, mes prie kosmoso suprantate. Taigi matot, buvo šalta ir buvo sunku kvėpuoti. Gera pradžia. Čia mūsų sustabdė prie kažkokios vietelės, kur tipo gali įkišt ranką ir ten šilta labai, nes čia veikiantis vulkanas, jis yra aktyvus. Kaip? Buvo šilta. Rimtai? Aišku, nedaug šilta, tiesiog. Oho. Ne, čia kietai. Ir dėl to, kad čia galima jausti šilumą, galima matyti ar inkyla ar ne. Todėl va ten tokios dėžutės yra medinės pastatytos. Ir su tom mediniam dėžutėm jie stebi, jeigu būna per daug šilta, tada, pavyzdžiui, dar kažkokias išvadas, kad o, toj bus vulkanas, skriskitės į šalies, salos tiksliau. Tipo, jie sako, kad jie pakankamai gali prediktinti, ar čia bus kažkoks sprogimas vulkano ar ne. Nes paskutinis sprogimas buvo prieš 1000 metų. Kažkur ten dangų buvo. Where are you from? Lithuania. Lithuania. Look. What? Can you climb closer? No, it's not allowed. Dangerous, ne? No. It's national park? It's the national park. You have the rules. Čia, žodžiu, papasakoja, kad anksčiau žmonės į viršūnę lipo be jokių leidimų, su paprastais rūbais, su tapkėm. Ir valstybei reikėjo per savaitę išgelbėti 100 žmonių ir pastoviai. Tai jie nusprendė valstybę dėti griežtesnius įstatymus, kad žmonės būtų labiau pasiruošę, nes biški nesąmonė buvo. Paklausiu, ar buvo kažkas mirę, tai buvo. Būtent toj vietoj, kurią mes einam, kažkokie 2 Ispanijoj turistai, buvo tiesiog apsirengę per prastai, tokiais batais kaip pas mus, ir su tokiais megztiniais kaip ir mes. Sakė, kad durnyje buvo, nes apsirengė kaip liurbiai. Ir dėl hipotermijos mirė, tiesiog sušalo. Tai va, Kamilė šalo, jau mėlynos lūpas. Toj mes 2025 padarysim. Aš gau čia Tenerifė, čia visur karšta. Kur čia Tenerifė, bent jau viršų, kur mes esam, šalta. Jo, kažkaip keista, mes tikėjomės atvarius Tenerifė, kad bus atsiprašant pyzė kaip karšta, bet šiaurėje šalta. Tai labai gerai, kad megztinius pasiėmėm.
Volcano. Brodo, you. Tai mums gidas pasakojo daug visokios istorijos apie šitą salą, kurios jau nepamenu, bet kaip matot, čia labai gražu. Pico Viejo. Pasiekė mūsų tašką. Kamilė be pirštų 3 parodo. Teidė ugnikalnis. 2025 metų. Martas ir Kamilė Honey More. Pičas reikaliukus turi. 3 štukiam. Iš jūros. Ateik papas. Sikisi. Iš tikrųjų, tai šiaip labai gražu, viskas geri vaizdai, viskas super duper, saulės šildo, labai džiaugiuosi. Tiesiog šiek tiek sunku kvėpuoti dėl šito esančio pakilimo aukščiau. Ir viską, ką mes darom, šiek tiek jaučiuosi, kad atrodo mažai darai, bet jauties pavargęs, toks keistas. Rūbai mūsų lievai. Verta? Žinai, kiek turi palyginimų dabar. Pavyzdžiui, ten su... Ne, faina pamatyti čia kitokį labai konceptą, kad tai yra uolienos, akmenys, toks negyvas vaibas. Tai verta, bet ir šiaip verta visur eiti. Bet reikia pasirūpinti tiesiog kokybišką prasme. Sveiki, tai aš ką supratau, kylant į bet kokį kalną, ar su to cable car, ne? Tu negali normaliai įvertinti kalną ir pasakyti, kad buvai kalne, kol tu jo neįlipai. Ir mes čia truputėlį tais pasivaikščiam aplink šono, bet įsivaizduok, būtumėmės nuo pat apačios, nežinau, užlipai tokį kalną. Mes taip kitai būtume mėgaujame visi šitais atvaizdais ir taip vertinę labiau visą šitą kalną. Nes tiek tas užlipimas toks praseinė, kažkaip atrodo, nežinau, kaip gražu ir nulipi, bet toks nežinau. Aišku, čia yra beprotiškai gražu, bet aš žinau, kad gauta pilną patirtį, man norėtųsi įlipti. O kad įlipti, jau žinom, kad reikia geriau pasiruošti, nes mūsų šitas pasirašymas, kaip Kamilė sakė, tragiškas. Termo maikė, Havajų maikė. Bet šiaip smagu, mes apsiuostom. Kitą kartą, kai mes varysime, mes jau žinom, kad reikia varyti, lipti. Mes dabar tiesiog atvarėm apsiuostyti. Nu, bet tai, kai varai Tenerife, tai jau mūsų tikslas tai nebuvo lipti kalną. Būtent, jo, mums buvo tiesiog ateit pasižiūrėti, o čia teidė kažką, kaip gražu. Gerai, man jau šala ranka žiauriai. Viskas, aišku, matot, viskas jau, atsiprašau, pyvinam laukį šiandien. Iš tikrųjų, mes nesulaukėm, kol turas baigsis, tiesiog nusprendėm apsisukti ir varyti atgal, nes mums buvo šalta ir truputį jau nubodo. Tai nenorėjom tiesiog kentėti, tai nusprendėm varyti atgal. Eik tu kaip pavargau. Tai sveikinam, karočią su Gidu. Bensinam atgal. Ir po Teidės jau dėjome link Tenerifės apačios, South dalies. Geras, čia tai vaibas. Kur visa Lietuva varo. Ir čia keletų užuominų, ką matysite tam kitam videkė. Mano galva, ten apačioj daug įdomiau. Štukė 200 gal, už 4 naktis. Per pusvalandį sugebėjom pamatyti 2 vagystės incidentus.